prisimenu jaunąją, kuri irgi tai labai tokia smulkmena, bet jinai savo puokštę surišo su karate diržu, dėl to, kad jie su būsimu vyru susipažino būtent dėka to karate. Tada šakotis tai ne kaimas, šakotis tada yra mūsų tradicija. Bet jeigu yra lietuvaičiai būtų, tada šakotis yra kaimas. Tai va toks skirtumas. Man žinot, kas patiko, kad jinai pirmą dalyką, kurį pagalvojo, ne apie savo suknelę, ne apie savo visažystę ar makiažą meistrį, pagalvojo, kaip padaryti staigmeną. Prieš kokius 5 metus mesgi darėme tuos muliažinius tortus, išveždavom juos, kurie ten yra po 6 aukštus. O ką reiškia muliažinis, jie ką nevalgomi? Mes vestuvių rytą jiems perdodom tuos laiškus, vienas kito rašytus. Tai irgi tokia smulkmena, tokia maža. Ir jinai nieko nekainuoja. Visiškai, bet jinai būna labai jautri. Lenkiškas vestuvės, tai yra visas dėmesys į maistą. Į maistą? Į maistą jo turi būti beprotiškai daug. Prisimenu vienus jaunuosius, kur tikrai nepasakyčiau, kad labai prabangios vestuvės buvo, bet žiedus jie nusipirko už 4000 eurų. Vidurkis, kiek maždaug gali būti pinigų grupėje? Taip maždaug paimkime nuo kokių galbūt kokių 2,5 tūkstančio iki 16. Ir jie visą vakarą kartu praleidžia? Valandą. Ir išeina pastorius ir įeina jie. Fantastika. Aš tiek emocijų, tiek garso aš nesu mačiusi. Tiesiog, jie vieni kitus žiūrėjo, niekas žinojom mes ir liudininkai, viskas. Tuo metu mes supanikavom ir pradėjom bėgioti, varyti jas lauk. ir močiutė, kuri buvo kartu, tiesiog stovėjo ir sakė, aš dar tokių dzygų nemačiau. Aš tau patariu vesti. Jei rasi gerą žmoną, būsi laimingas. Jei ne, tapsi filosofu, pasakė Sokratas. O šį kartą pasikviečiau Teresą Ulozienę, vestuvių planuotoją. Ir man labai įdomu, ar Sokratas buvo teisus. Sutikčiau tikrai labai ir galiu pasidžiaugti, kad per beveik 13 metų darbo planuojant vestuves, su visais tikrai, beveik visais palaikom ryšį ir statistika. Niekas neišsiskiria. Ne, yra, tikrai neslėpsiu yra, bet statistika mūsų suorganizuotų vestuvių labai džiugina. Super. Taip, ir gera ranka, kaip sakoma. Tikimės, kad tikrai taip. Tai nežinau, gal tos sėkmingos poros ir sutapo tie oboliukai, ar ten, kaip galima būtų pasakyti, bet iš tikrųjų džiugina ir labai smagu, kad... Teresa, kaip jūs pati atsirado šitoje srityje? Aš kiek žinau, tai jūs nieko bendro su vestuvėm neturėjote išskyrus savas, ar ne? Tikrai taip. Ir taip gyvenimas susiklostė, kad visą laiką buvau organizuota nuo mokyklos laikų, po to teko garbė, net sakyčiau, nes tai buvo mano pagrindinė ir pirma mokykla, buvau Seimo pirmininko, tuometinio Artūro Paulausko, organizavau jo visus vizitus. Oi, kaip įdomu. Taip, ir labai smagu, patirtis labai didelė, sukauptos žinios buvo tikrai aukštam lygyje, bet po to natūraliai atsitiko taip, kad ištekėjau ir atsirado šeima. Ir prioritetai pasikeitė ir negalėjau jau ir galbūt nenorėjau grįžti į tą tokį, sakyčiau, darbą, kuris reikalavo daugiau dėmesio, atsidavimo. Taip. Ir taip natūraliai vis dėlto galvodama apie tai, kur panaudoti tą norą, planuoti, padėti, kurti šventės, aš su kolegė kartu sugalvojom, gal pabandom. Su kolegė, tai labą dieną, gal pabandom, ar ne? Gal pabandom, kažkaip taip... Ir smagu, galiu pasakyti, smagu tai, kad pirmi mūsų tie jaunavedžiai, tai buvo būtent draugų pora, kurie leido mums pabandyti. Eksperimentuoti, ar ne?
taip. Nes jokio įsimokslinimo ir jokių žinių neturėtų. Visiškai. Ir netgi tais laikais ir nebuvo labai kur mokytis apie tai. Tiesiog tai kažkoks supratimas apie tai, kaip turi šventė atrodyti, ką reikia toj šventėje, nežinau, suorganizuoti, ką padaryti, kokie laikai turi būti, kam skirti. Tiesiog nežinau kaip, bet viskas ėjo intuityviai, tikrai. Ir tos pirmos vestuvės iš tikrųjų buvo paženklintos ir tuo, kad jomis susidomėjimas buvo, dėl to, kad tai buvo jaunikis pirmą kartą Lietuvoje tuokiantis su policijos pareigūno uniforma. O, kaip įdomi. Taip, tai irgi ir gavome su pirmom vestuvėm ir žinomumo, ir spaudoje, ir žurnalistai buvo, tai tokios. O tuo metu jau buvo ta rinka vestuvių organizatorių, jau buvo su kuo konkuruoti, ar jūs taip įžengėte į tyrus plotus? Ne, jau buvo, bet buvo nedaug, bet labai draugiškai. Labai gražiai ir iki šiol mes vadinam save tos senbuvės planuotojas, nes yra ir vyresnių žmonių. Kaip jūs ten vadinasi, kažkaip garbanoti renginiai? Jo, garbanoti renginiai. Gal dėl to, kad aš tokia garbanota esu ir kažkaip taip susijom tai su mano išvaizda, nes dažniausiai mane netgi ir tarp planuotojų, sako, ta garbanė planuotoja. Kaip faina. Sakykit, ar daug darbo turit, nes vestuvės turbūt toks sezoninis reikalas, vasarą tuokėsi, o paskui visi miega. Tai kada visi miega, mes tada jau pradedam planuoti kitas vestuvės kitiems metams. Ir vis dėlto tai nėra kažkoks sukuriamas, nežinau, ten deficitas to, kad būtinai turite taip anksti pradėti. Tiesiog mūsų rinka ir geros vietos, geri tiekėjai, fotografai, videografai, jų nėra labai daug. Ir jeigu jūs norite gauti geriausius, reikėtų vis dėlto pradėti prieš metus. Tikrai prieš metus? Taip. Žmogus dar nežino, kad jisai tuoksis prieš metus gal. Dažniausiai jau žino. Jeigu jau pasipirša, tai kažkur mėnesio bėgyje jau kreipiasi į mus ir mes tada pradedam planuotis vestuves. Tai kiek maždaug jūs surengėt vestuvių per metus? Per metus? Taip, maždaug taip, mes turim tokį savo viduriuką, tai 20 vestuvių, bet netgi tai ne per metus. Tai vis dėlto yra tas sezonas. Tai nuo gegužės iki rugsėjo pabaigos. Tai taip jau sukatės rankovės pasiraitoja, ar ne? Taip, nes dabar ne tik savaitgaliais organizuojamas vestuvės. Vestuvės dabar organizuojamas ir pirmadieniais, ir antradieniais, ir sekmadieniais. Žmonės tikrai neprisiriša prie savaitgalio. Kartais tiesiog jiems yra, taip norisi. Man tai labai gražu šitoje srityje, kai žmonės gali tuoktis kur nori. Parke, miške, ant suoliuko. Nebėra to privalomo lipimo laiptais į Santuokų rūmus. Labai senai turėjom Santuokos rūmuose ir tikriausiai gal iki pandemijos. Iš tokių galbūt įdomesnių, tai pavyzdžiui, golfo laukuose turėjom, dėl to, kad pora susipažino prie tam tikro, pirmą kartą vieni kitus pamatė. Prie duobutės. Taip, jis buvo golfo treneris, jinai tik pradėjo žaisti golfą ir jie ten susitiko ir ten vyko santuokos ceremonija, jie kartu atvažiavo su golfo mobiliu, jaunikis, žinot, būna jaunoji meta puokštė ir būna kartais jaunikis, ką nors ten peteliškė irgi meta, kad perduoti tą. Bet jau iš naujų tradicijų turbūt. Gal, jau iš naujesnių, tai jaunikis ne peteliškė metė, o metė golfo kamuoliuką kitiems vaikinams, kurie dar gal norėtų pagauti tą laimę ir... Kaip įdomiai. O žiūrėkit, kiek kainuoja? Ar yra kažkoks apibrėžtumas, pavyzdžiui, suprantu, kad nuo žmonių, nuo poreikio priklauso, bet vis tiek, kiek tom vestuvėm prieš metus jau reikia pradėti taupyti? Paskolą reikia imti ar kaip? Žinote, iš tikrųjų, mūsų tarpe, kurios vestuvės mes organizavom, negirdėjau niekada, nebent neprisipažino. Tai jeigu mes paimtume vestuvės, kurios yra, sakykime, 50 žmonių ir tokios standartinės, tai yra santuokos ceremonija, toks ne per didelis dekoras, makiažas, suknelė, transporto priemonė ir vakarienė, ir vedėjas, videografai, fotografai. Tai
kaina turėtų prasidėti nuo 30 000. O, tai tikrai paskolos reikia. Vai, tai brangu dabar viskas. Na, žinot, jeigu taip padalinsi eilutėm, ne, tą biudžetą vis tiek. Kaip remontą, po truputį. Tai tos visos paslaugos nėra labai brangios. Be abejo, tu gali imti, pavyzdžiui, fotografą už 800 eurų. Bet galbūt jis neturės tokios didelės patirties, galbūt dar neturės tokių žinių ir tas jo rezultatas nėra toks, kokio nori jaunieji. Ir tos kainos paslaugų tiekėjų tikrai yra įvairios, ar ne? Įvairios, bet jos adekvačios. Iškia 30 000. Jeigu dabar palyginti Jeff Bezoso vestuvės, kurios skaičiuojama tarp 30-50 milijonų, tai čia visiškai pelenai, nieko čia kruopytės yra 300 000. Pavyzdžiui, stebėjo tas vestuvės Jeff Bezoso? Taip, stebėjom, žiūrėjau. Įdomu buvo girdėti ir tam tikrų profesionalų srities apie įvaizdį jaunosios, apie besikeičiančius rūbus, apie dekorus. Ką sakė, labai įdomu, kaip vertinta pasaulyje, nes visiems buvo įvykis, turbūt metų vestuvės buvo, ar ne? Vėlgi, kaip iš kurios pusės vertinsi, jeigu vertinti... Iš profesinės, tu galvoji profesionalios. Taip, bet tie, kurie gyveno ten, italai, Venecijoje, kai kurie vertino labai, kad tai buvo sutrukdytas jų gyvenimas, dar kažkas, bet šventė tikrai labai graži ir be abejo, nebūtinai reikia labai daug pinigų investuoti, kad padaryti, bet pinigai gali padaryti. Jeigu Venecijos norisi, tai reikia jau. Taip, bet pinigai gali padaryti tą ir tu gali sukurti tikrai pasaką savo antrai pusiai. O Teresa, ar kažko išmokot, pavyzdžiui, iš tų vestuvių pasiėmė tai, kas ir jums galėtų būti naudinga, kokį tai tokį tipą nužiūrėjot? Nelabai, ką jau ten iš tų milijonų nužiūrėsi. Aš tik pasakysiu, aš norėčiau kažkur į kažkurį etapą būti tokių vestuvių organizaciniam komitete, net jeigu lyginsiu su Lietuvos vestuvių organizavimą, ne, Lietuvoje vestuvės, tenka turėti kažkokiose sudėtingesnėse lokacijose, ne? Tai, kas yra sudėtinga lokacija? Pavyzdžiui, Europos parke. Taip. Čia jau sudėtinga. Dėl to, kad labai daug reikia visko atvežti. Ten nieko nėra, tu turi sukurti aplinką, tu turi patogų grindinį padaryti, kad svečiai, kurie atvyksta, pavyzdžiui, moteris puošiasi su aukštakulniais. Taip, turi irgi apgalvoti apie tai, o jeigu kartais bus lietus, ką mes tada darysim. O gamtos apsuptyje yra ir uodai, tai reikia ir pastatyti priemonės, kurias apsaugotų vakaro metu. Ir šildytuvai, nes kartais būna, planuojam vasarą organizuoti, būtent tas savaitgalis užpuola toks šaltesnis. Ir tada reikia ir šildytuvų, ir visi kiti tiekėjai. O pavyzdžiui, kaip su lietum tvarkotės? Tai čiagi toks force majoras, kurio neišaudysi patrankom debesų. Taip. Tai jeigu jau yra iš tikrųjų tokia vieta, kur nėra galimybės planas A ir planas B, tai tada kalbam apie palapines. Taip. Ir jos tada yra, savaitei likus iki renginio, labai stebim orų prognozes ir jeigu jau vis dėlto yra kažkokia rizika, tada kalbame su jaunaisiais, bet tai dažniausiai būna aptarta jau pačioj pradžioj. Tai yra ta eilutė, kur jeigu kartais vis dėlto matysime, kad oro sąlygos netinkamos ir mums reikės papildomų išlaidų, pasistatyti palapinę, dar kažkokius dalykus, kurie, dėl oro sąlygų, tai tada jau jaunieji yra informuoti apie tai ir priemam sprendimus. O beje, daug originalių žmonių, kurie nori kitaip, kažkaip išskirtinai surengti vestuves. Ar vieni nuo kitų žiūrisi, noriu kaip to, noriu kaip ano. Nesgi dabar medijose pilna nuotraukų, tu gali parodyti, noriu tokių vestuvių. Kažkas kopijuoja. Tikrai kažkas kopijuoja nuo tų pačių žvaigždžių, tai pavyzdžiui, moteris, suknelės, kažkoks, nežinau, kažkokie dar kiti dalykai. Bet šiaip pagirčiau mūsų lietuvaičius, kurie organizuoja vestuvės, nori įnešti savo istorijas. Vat kaip ir pasakoju apie golfą.
Kitas dar dalykas, pavyzdžiui, kažkokie tokie elementai, kurie jiems svarbus. Aš prisimenu jaunąją, kuri irgi tai labai labai tokia smulkmena, bet jinai savo puokštę surišo su karate diržu, dėl to, kad jie su būsimu vyru susipažino būtent dėka to karate ir jis buvo labai gražiai surištas ir tai toks mažas simbolis buvo, ne? Pavyzdžiui, dar vienas vestuvės norėjau papasakoti, labai, labai gražiai buvo ir jautriai. Tai tikriausiai žinote Mariną Abramovič, jos performances muziejuje, kur jinai sėdėjo ir kiekvienas. Tai vieni jaunavedžiai tai padarė per būtent tą sveikinimą. Ne, tą. Oi, kaip gražu. Ir jie sėdėjo prie stalo, buvo stalas, balta staltiesė ir svečiai atsisėsdavo ir minutę skiriam. Aš tiek emocijų, aš dabar kalbu ir man širpuliukai bėga dėl to, kad tai, ką aš mačiau, nes jie kalbėjo kūno kalba, jo, jie sėdėjo ir žiūrėjo vieni kitus. Kažkas šypsojosi, kažkas pradėjo verkti, kažkas negalėjo išsėdėti ir vis dėlto tiesė rankas prie tų jaunųjų, norėjo paliesti, kažkas atsistojo ir tada apsiverkė, bet tą minutę buvo ir pačiam gale ir mes atsisėdom, planuotojas, ir tai buvo taip įdomu ir visi iš tikrųjų kalbėjo ir dar vestuvių eigoje apie tai, kad kaip įdomu, nes kartais, tu galėjai išmokti tekstą. Bet kaip įdomu, rodo žmogaus intelektą, reiškia ima citatą ir tą citatą pritaiko savo šventėj, savo gyvenimui. Taip. Čia yra aukštasis pilotažas. Labai buvo, labai jautru, labai gražu. Taipogi man labai yra gražu, kai mes organizuojam vestuves ir jaunieji vieni apie kitus jau iš anksto pagalvoja. Ir prisimenu tokias vienas vestuves, kai jaunieji atėjo, sako, mes turim tik datą, ir pradedam organizuoti vestuves. Pirmo susitikimo metu mes viską aptarėm ir po to susitikimo skambina man jaunoji ir sako, žinote, sakom, aš ten trupučiuką ne viską pasakiau jums, aš dar jau rezervavau mašiną, nes mano vyras būsimas, jis nori tam tikros mašinos ir aš tai žinojau ir aš ją rezervavau. Ir jis sako, pabandykim jau, kaip sakant, išlaikyti iki pat galo ir jis nuliūdo, kai aš jam pasakiau, kad nėra jau tos mašinos, kažkas ją išnuomavo, tada mes ten suvaidinom, kad išnuomavom kitą, viskas ir vestuvių dieną atvažiavo tą mašiną ir man žinot, kas patiko, kad jinai pirmą dalyką, kurį pagalvojo, ne apie savo suknelę, ne apie savo visažystę ar makiažą, mes ir nepagalvojo, kaip padaryti staigmeną. Tai tokie labai dalykai, man labai patinka stebėti tas poras, kaip jie ateina, kaip jie pasakoja, kaip jie girdi vienas kitą. Mūsų darbas irgi jiems kartais padėti ir aš visą laiką rekomenduoju jau kokiam likus mėnesiu, nes vis dėlto tai užtrunka, kad jie parašytų laišką vienas kitam. Ir mes vestuvių rytą, nes dažniausiai jie ruošiasi visi atskirai, mes vestuvių rytą jiems perdodom tuos laiškus, vienas kito rašytos. Tai irgi tokia smulkmena, tokia maža. Ir jinai nieko nekainuoja. Visiškai, bet jinai būna labai jautri, labai graži. Tai man tas labai patinka, tokie jautrus ir gražus dalykai. Šilumos daug tame. O Teresa, kuri, pavyzdžiui, vestuvių dalis, jeigu finansiškai vertint, kuri yra brangiausiai atsieina? Kas puota, drabužiai, fotografija paminėjo ten nuo tiek iki tiek gali būti žiedai. Kas sudaro tos kainos dydį pagrindinį? Jinai gali būti įvairi nuo to, kokie prioritetai kam yra. Kai kas labai nori investuoti į save. Tai yra jų išvaizda, jų įvaizdis, jie kreipiasi pas stilistus, dizainerius, jie kuria savo rūbus ir ta dalis gali būti labai labai brangi. Kiti eina į nuomos punktą, nuomos saloną ir ten jau išsinuomoja ir tai būna pigiau. Tai gali būti vienodos skaičiaus, pavyzdžiui, žmonių vestuvėse, bet tam tikri dalykai gali tiesiog, iššokti labiau, nes jiems, pavyzdžiui, žinau ir prisimenu vienus jaunuosius, kur tikrai nepasakyčiau, kad labai prabangios vestuvės buvo, bet žiedus jie nusipirko už 4 000 eurų. Čia jau brangų žiedai. Jo, maždaug taip, žinot, taip kažkaip tos žiedus,
gal kažkur už porą žiedukų, 1500 ten taip. O jiems tai buvo labai svarbu, kažkam, kaip ir minėjau, įvaizdis. Kiti, pavyzdžiui, vis dėlto kartais nori per tas savo vestuves, nustebinti ar pamaloninti svečius. Na ir tada to vakaro tokia kulminacija tampa pakviesti žinomą grupę, atlikėją. Muzika. Taip. Ir aš sakyčiau, dabar paskutinių 5 metų bėgyje, tai yra, ta vyšnė ant torto, būtent žinomos grupės tavo vestuvėse. Netgi parodo, kad kišenė gili. Netgi po kelias. Taip. Netgi po kelias. O kiek kainuoja, pavyzdžiui, grupė? Suprantu, konkreti grupė, konkrečiai kainuoja, bet vidurkis, kiek maždaug gali būti pinigų grupėje? Taip maždaug paimkime nuo kokių galbūt kokių 2,5 tūkstančio iki 16. Ir jie visą vakarą kartu praleidžia? Valandą. Valandą. Tai galima kelias vestuves apšokti? Taip, gali. Taip, tai valandas. O šiaip, iš kur mes semiam tas naujas madas, tendencijas? Kokios šalis labiausiai įtakoja lietuviškas vestuves? Lietuviškas, žmonių gyvenančių Lietuvoje. Įvairiai tikriausiai, galimybė matyti dabar per socialinius tinklus, per YouTube, tas leidžia stebėti visą pasaulį. Ir kas tau labiau priimtinesnio, aišku, mados pagrindinės Italija ir Prancūzija, kas liečia apie išvaizdą, galbūt tokį, bet vėlgi jie visą laiką turi savo šalies prieskonį. Taip, pavyzdžiui, jeigu ten Italija, man tenka Italijoje organizuoti vestuvės. Čia dar atskirai prieisim, bet aš dar kol kas Lietuvos teritorijoje bandau suktis. Tai jie turi vis tiek savo prieskonį, tą tokį dolce vita. Jis galbūt keičiasi šiuolaikišką, bet vis tiek jis yra tas itališkas, ar Prancūzija irgi su savo prieskoniu, bet kažkokie tokie įdomesni, pavyzdžiui. Bet pavyzdžiui, amerikoniška ta tradicija, kaip su tais konservais mašinos pritaisytos ir ten per visą gatvę skamba, nėra pas mus tokių. Jau nėra, bet buvo. Prieš 13 metų tikrai vienas kitas kažkas padarydavo, bet tai dažniausiai kokie draugai, kaip tokia staigmena ar kažkokie. Bairis, taip, kaip bairis gal labiau. Arba tie patys žiedų berniukai, kurie, ne žiedų, o žiedlapių berniukai, kurie, mes pripratę, taip kažkaip mergaitės mažos eina, o kartais... Aš maniau, kad čia tik filmuose, kad čia kaip parodija, čia tikrai tai būna. Taip, tikrai ir turėjom ne vieną, bet čia viskas priklauso nuo tavo draugų, nuo tavo santykio su draugais. Nuo humoro jausmo ir tikrai labai, labai kartais tai linksmai atrodo, tai jo. O piršlius dar karą, ten kokios svočios būna, kokie tai ten tie karti degtinė, tas, kas buvo senoviai. Nebūna. Nebent turėjom tokių vestuvių, kur vyksta ir antra diena, išsinuomoja, pavyzdžiui, sodybą ir taip, priartina šiek tiek prie tų tradicijų su maistu, su sriuba, tokia kopūstinė antrojos dienos ir tada šiek tiek galbūt perkelia tam tikrų tradicijų, bet kad pirmą dieną turėtume, dėja jau nėra, ir man jau neteko. Ar skiriasi Lietuvoje gyvenančių žmonių tautinis aspektas, kai organizuoja vestuvės, pavyzdžiui, lietuviai, ten kitataučiai, kokie ukrainiečiai atvažiavę? Ar jau dabar nebeturi tas irgi jokios įtakos? Dabar susivienodino, bet šiek tiek grįžus dar prieš kokius ten, 10 metų dar jautėsi tas skirtumas ir organizuojant, pavyzdžiui, lenkiškas vestuvės, tai yra visas dėmesys į maistą. Į maistą? Į maistą jo turi būti beprotiškai daug, jo turi būti įvairaus, tiesiog turi lūžti tie stalai, nes... Vis tiek nesuvalgo. Nesuvalgo, bet vis tiek turi būti jo labai, labai daug. Galbūt... Dar tokie galbūt skirtumai yra gal didesnis dėmesys, sakyčiau, tėvams ir seneliams. Nes dabar kartais tikrai taip kažkaip, ne tai, kad man liūdna būna, bet
per tas vestuvės aš suprantu, kad jaunieji daro savo, aš suprantu, kad jie netgi daro už savo pinigus, bet, na, norisi man, gal dėl to, kad aš pati mama ir turiu ir kažkaip blogai jaučiausi, jeigu, bet norisi išskirti šiek tiek to dėmesio tiems tėveliams, taip, kai tie tėveliai tikrai nuostabus, faini ir išaugino jūs, tai kartais aš sau leidžiu kažkur taip subtiliai užsiminti, kad pagerbti, ne? Nepamirškite, kai sakysite padėką, galbūt ne kartu, kai sakysite padėką visiems svečiams, bet galbūt atsistokit dar kartą. Nežinau, man tai svarbu, nebūtinai turi. Tai yra gražu, tai yra vis dėlto kultūringa. Taip. Ir tą tradiciją mes neturėjome ne vienų vestuvių, kur nebūtų pasitikimas su duona druska. Tai yra visą laiką, tikrai. Visada būna. Taip. Ir dar galėčiau paminėti, kas labai yra įdomu, jeigu yra, pavyzdžiui, poros, tai yra, dažniausiai tai būna mergaitės, moteris iš Lietuvos ir jaunikiai kitataučiai. Taip. Bet vestuvės organizuoja čia Lietuvoje. Ir tada labai norisi parodyti mūsų, tada šakotis tai ne kaimas, šakotis tada yra mūsų tradicija. Bet jeigu yra lietuvaičiai, būtų tada šakotis yra kaimas. Tai va toks skirtumas ir tikrai teko labai daug, ir šiais metais turėjom kažkaip labai daug jaunų porų, kurie būtent buvo iš Amerikos jaunikis, iš Austrijos, iš Vokietijos, ir ten mes tada darom ir šakočius, ir šaltibarščių šotus darome, ir parodome savo per įvairias sritis, tai yra per maistą, per kažkokias tradicijas, tai yra pasitikimas su duona druska, nežinau, ten židinio perdavimas, galbūt kartais taip sušiuolaikintas, bet jis yra ir jie nori tai parodyti, nori tai naujai savo šeimos daliai parodyti, kaip pas mus yra. Ir prasmingas šeimos dalis turi suprasti, su kuo turės reikalą. Taip. O žiūrėkit, pavyzdžiui, yra tokia dar tradicija, anksčiau kažkaip tai vestuves labiau organizuodavo jaunųjų tėvai. Ten tiek būsimos, reiškia, nuotakos, tiek jaunikio. O kaip dabar, kas dabar organizuoja vestuves? Aš turiu galvoje, kad neplanuotos, bet vis dėlto kas tą finansavimą visą padaro, čia jau patys jaunieji? Patys jaunieji, taip. Labai, per tos 13 metų, sakyčiau, kad atvyktų į susitikimus arba eigoje prisijungtų, pavyzdžiui, mama ar kažkas dar iš šeimos, labai mažai yra. Mažai, jo. Taip. Dabar, Teresa, pereikim prie vis dėlto užsienio. Tikrai man labai įdomu, kaip organizuojamos, tarkim, vestuvės kokio Prancūzijos, Italijos pily. Kiek jums tokių teko daryti? Tai Italijoje tai aš turiu tokią mėgamą vietą. Tai yra Santa Margarita Ligūrija, tai yra prie Portofino. Jo, I found my love in Portofino. Ir tikrai čia yra, jeigu kažkas kada nors keliausi tą pusę ir būtinai aplankyti Santa Margarita Ligūriją, o iššūkių nėra. Jau netgi ir su pirmom vestuvėm nebuvo didelių iššūkių, nes ten, kur yra pinigai, ten visi labai greitai atsako, netgi ir tas, kad o gal italai, jie lėtesni, arba, pavyzdžiui, toj pačioj Graikijoje ar Kretoje, gal jie vangiai atsako. Ne, tikrai, visi atsako labai greitai. Viskas labai yra, jo. Taip, tai tikrai labai smagu. Galbūt kai kurios sritys yra silpnesnės, tai dėl to tenka iš Lietuvos vežtis tam tikrų tiekėjų. Tai yra fotografai, kartais ir didžėjų vežamės, nes pasitalus tas toks muzikos, kažkaip mūsiškiams net tinka. Vis dėlto lietuvaičiai kažkaip greičiau pagauna tai, ko mums reikia. Tendencijas, jo. Vis dėlto jie kažkaip į tą itališką savo... Prie to paties, kad Lietuva labai toli nuėjusi. Jie visi pranašesni už visus kitus. Tikrai, šitą norėjau kaip tik pasakyti, kad pas mus Lietuvoje yra aukšto lygio viskas. Pradedant nuo aptarnavimo, nuo maisto patekimo, nuo tų pačių tiekėjų. Jie kažkaip... aš nežinau kodėl, bet jie žino tą lygį, kaip jį išlaikyti ir kaip pateikti. Tai
kartais, va tai ir paminėjau. Tai, Bet tas kaina išaugina, kai vežėsi turbūt iš Lietuvos viską. Taip, išaugina. Tai tu ten gauni labai gražų vaizdą, tu gauni tikrai 100% gerą orą, nuotaiką. Bet ten tada... Ir didelę sąskaitą. Bet ten mažiau investuoji į dekorus. Dėl to, kad tu tokį vaizdą gauni, pavyzdžiui, ta vila, kurioje visą laiką organizuoju, tai jinai yra ant jūros kranto, laiveliai, tiesiog pasaka. Ir visi svečiai mėgaujasi tuo, ne? Plus šiek tiek kitaip Italijoje vyksta, ne? Pas juos yra, pas mus vis dėlto akcentas yra vakarienė, o pas juos appetizeris, kuris vyksta 2 valandos. Nes maždaug viskas panašiai vyksta, tai yra po santuokos ceremonijos, visi svečiai keliauja į šventės vietą, jos dažniausiai būna labai netoli, tai yra iš bažnyčios atkeliauja į dvaro kažkokį sodą ir tą laiką jaunieji skiria fotosesijai, o svečiai būtent 2 valandas mėgaujasi vaizdų, daug maisto, gėrimų ir jie bendrauja, kažką daro, galbūt kažkokias turim ten pramogas, nuotraukas daro, jauniesiems knygas, sveikinimo, linkėjimų pildo ir jie būtent ten praleidžia tą laiką kartu, o tada jau vyksta vakarienė, kuri yra dažniausiai 3 patiekalų, tai yra starteris. Makaronai? Jo, pagrindė. Antipasti. Taip. Bet jau tuomet nebe lietuviškos, o itališkos tradicijos, ar ne? Vakarienės tos maisto. Taip, jau ten tikrai viskas itališka. Jau šaltibarščių šotų nebuvo. Ne, jau ten nebuvo. Nebūna, bet vis tiek atvežam su savo pasitikimais, duonos, druskos ar dar kažkokių... Tai kiek maždaug reikia turėti pinigų vestuvėm Italijoje? Aš galiu tik pasakyti pagal tai, ką aš turėjau, ne, pagal tos jaunuosius, tai mes ten kalbam jau taip apie 80 000 eurų. Butas Žirmūnuose vieno kambario antrame aukšte. Taip. Ar ne? Bet iš esmės va tokia... Bet galima ir pigiau, galima. Vėlgi, tiesiog, turėjau tokią patirtį, bet tikrai galima ir aš manau, kokių 50 000 tikrai rasti. Vėlgi, sakau, čia nuo tų jaunųjų, nes jų galimybės ir poreikis buvo. Suprantama, žmonių interesai susijęs su jų galimybėm, jo. Taip. Ar jūs pati kaip vestuvių organizuotoja, planuotoja, ar jūs dairotės į užsienio tendencijas, pavyzdžiui, kokios yra mados dabar iš kažkur tai ateinančios į Lietuvą? Yra kažkas tokio naujo, kitokio, be tų minėtų mūsų jau? Žinot, iš tikrųjų eina link to, kad bandoma vis dėlto grįžti prie to, kad apie porą, apie tai, kas juos suvienijo, apie tokį jų individualų. Ir dėl to mados taip, jos yra ir jos visą laiką bus. Ir rūbų, ir dekorų, ir tam tikri atspalviai rekomenduojami tam sezonui kažkur, galbūt galima panaudoti. Bet visi nori to savo, tokio unikalumo, apie juos. Tai taip, kartais aš matau tam tikrose elementuose, buvo laikas, kai staiga dingo didelės puokštės jaunųjų ir toks vos ne vieno žiedo, kažkokios ilgesnės arba dar. Ir tai atėjo iš užsienio, nes ten kažkas pirmas uždavė tokį toną, kažkam patinka ir jie tai panaudoja, jiems yra tai gražu, bet ne visą laiką viskas gali tau tikti. Ir aš prisimenu irgi vienos jaunosios, kai jinai ten nuo pirmų dienų sakė, ne, tai mano bus suknelė tokia, žinot, aptempta, tokia žuvytės formos, aš tai taip įsivaizduoju tas. Ir jinai grįžta ir sako, taip, aš buvau pas Ramunę Pekautaitę ir mano suknelė bus pusta, nes aš taip gražiai atrodau ir aš tikrai daugiau neturėsiu galimybės jokiai šventijai tokios suknelės susidėti. Būtent. Tai kartais gali būti tendencijos, bet atsižvelgia į save. O iš kur atėjus tą 2 suknelių tendencija? Anksčiau Lietuvoje to nebūdavo. Jaunoji nuo to jau ryto iki nakties išbūdavo su ta viena tokia visokia, o dabargi ir šokiai, ir pokiai, ir taip toliau. Tai gali būti dėl kelių priežasčių.
Tiesiog moteris nori tą vakarą pakeisti tą rūbą ir turėti 2 suknelės, bet ir iš patogumo, kaip minėjom, kad, pavyzdžiui, ta suknelė pirma, ne, ta pūsta suknelė, tokia tikrai kartais jos būna labai sunkios ir ten kartais judėti net būna sudėtingiau. Ir sėdėti ir kvėpuoti sudėtinga. O ką jau kalbėti apie šokį, jeigu yra jis ne tik toks lengvas palingavimas, bet tai yra irgi, pavyzdžiui, visas šokis išmoktas su šokių mokytoju, tai tada natūralu, kad mes keičiam suknelę į tą, kuri būtų patogi, kad mes galėtume parodyti ir tą šokį, kurį išmokom, kurie irgi atėjo. Irgi ne iš Lietuvos šokis. Taip. Čia amerikonų turbūt, ar ne? Nes lietuviškose tradicijose realiai tai pradėdavo vestuves ne jaunieji, o piršliai. Piršliai, jo, taigi scenarijus būdavo ten su juostom. Taip, tai piršliai atidarydavo tą šokio aikštelę vadinamo. O po to viskas pasikeitė ir dabar jaunieji atidaro šokio aikštelę ir tikrai būna labai labai gražių šokių. Ir tai dažniausiai nebūna jie nei šokėjai, tikrai vyrams tai yra iššūkis, kai kurie prašo, kad kuo greičiau kelti tą šokį, nes vienose vestuvėse net vestuvių pradžią darėm nuo šokio, nes jaunikis antiek pergyveno, sako, aš tiesiog žinau, kad aš nieko negirdėsiu, aš vakaro metu tiesiog lauksiu to šokio. Ir mes sugalvojom, kodėlgi ne? Puikiai, viskas, visi susėdo, jaunieji įžengė į salę, ir jie sušoko savo šokį pirmą. Ir jam buvo gerai, jis duoklę atidavė žmonai, kuri labai norėjo, kad jie sušoktų, ir jam visas vakaras buvo ramus. Tai va, kartais ir nuo torto pjovimo mes pradedam vakarą. Nėra dabar tokių griežtų tradicijų, nes kartais, kaip ir sakom, kad, kai kurie turi tam tų tikrų ribų finansinių ir jeigu tu pasiėmei fotografą 8 valandom, ir jo baigėsi darbas tam tikrą valandą, o suplanuotas tortas yra vakare, tai kodėlgi nepradėjus vakaro nuo torto pjovimo, kad įamžinti, jeigu tai yra jiems svarbu. Mes viską darome ir tai logiška yra kartais, jie nori įamžinti, jiems svarbu tas tortas. Vėlgi, tendencijos torto, prieš kokius 5 metus mesgi darėme tuos muliažinius tortus, išsiveždavom juos, kurie ten yra po 6 aukštus. O ką reiškia muliažinis? Tai yra, tortas yra padarytas iš puto plasto, apipiltas grietinėlė, viršus, pats paskutinis aukštas yra tikras, tam, kad padarytume, bet iš išorės jis visas yra, tu gali priliesti ir paragauti ten grietinėlę, bet jis yra iš puto plasto, nes tokį tortą 6 aukštų padaryti, bet labai, atėjo tokia mada, tų aukštų didelių iš Amerikos, po to jie pradėjo krysti pas kai kuriuos ir vėlgi kažkokie tokie linksmi rilsai. Pilnas Instagramas. Tai buvo toks laikotarpis ir labai greitai sureagavo tam tikri kepėjai, kurie gamina, sako, okei, tvarkoj, mes galim daryti, o tada tiesiog kiekvienas svečias jaunieji perpjauna tą viršų, lyg tai viskas atrodo tikroviškai, išvežamas tas tortas, o svečiams tiesiog labai gražiai išdalinami jau paruošti torto gabaliukai. Kas irgi labai yra, nes labai aiškios yra išlaikytos svorio ten tortą. Kad nebūtų per gerai. Taip, o dabar atėjo itališki vieno aukšto tortai, viršuje su braškėm, su sezoniniam uogom. Tokie dabar. Niekas jau nenori. Niekas nenori jau aukštų, jokių feikinių torto, nori tokių. Kokie yra, pavyzdžiui, svečių drabužių etika? Anksčiau būdavo tokia tendencija, kad nei viena ponia negali užgožti ar panelė užgožti jaunosios. Kaip dabar yra? Dabar kitiems svečiam galima baltą suknelę, pavyzdžiui, dėvėti, ar tik jaunoji dėvi baltą? Tai labai, labai fainas jūsų ir labai geras klausimas, dėl to, kad teko turėti vestuves, kur jaunoji norėjo, kad visi svečiai, vyrai ir moteris, apsirengtų baltai. Pradžioj taip kažkaip sureagavau, bet mes negalim suleisti, aš visą laiką turiu savyje išgyventi tai ir priimti tą informaciją. Galvoju, gal įdomu, bet atrodo, kaip čia visi užgoš, kaip ta jaunoji atrodys. Atrodė taip pasakiškai. Taip gražiai tas viskas buvo.
ir ta jaunoji matėsi, bet kai kurie nori ir prašo. Tai yra pakvietime, jie įrašo arba spalvas, kuriom gali vadovautis moteris, nes dažniausiai moteris, vyrai tai jau ką lieps žmona. Žmona tai apsipilks, ne? Jo, tai būna taip, spalvos, atspalviai kartais prašo, nes nori, kad gražiai atrodytų. Kad bendras vaizdas būtų geras. Taip, kad bendras vaizdas būtų geras, kartais paprašo tam tikros spalvos, bet irgi jau tas kažkaip dingo, nėra taip. Bet mano manimu, vis tiek, jeigu nėra, arba jeigu yra įrašyta, tai reikia laikytis, jeigu nėra įrašyti, aš nedrįščiau į vestuves eiti baltai apsirengus. Nors dabar matau tikrai labai dažnai eina ir tose pačiuose žinomų žmonių vestuvėse svečiai atvyksta baltai moteris, baltai apsirengusios. Kartais po to tenka matyti ir skaityti komentarus, kad jaunoji nebuvo patenkinta tuo, kad moteris atvyko. Tai nežinau, man atrodo, čia yra... Yra ta tokia angliška net frazė. Pavogė dėmesį. Taip, man irgi atrodo. Tai man atrodo, toks truputį vagystės elementas egzistuoja. Kažkaip tą dieną, man atrodo, tai yra jaunosios spalva. Taip, nors irgi, pavyzdžiui, kalbant apie spalvą, juodas tortas, teko, jaunieji taip įsivaizdavo ir norėjo juodo torto ir jis buvo. Kokį jums teko išgirsti tokį, patį stulbinantį, labiausiai pribloškiantį pageidavimą, kurio, tarkim, negalėjote įvykdyti? Galėjom įvykdyti, bet jis buvo, skaitant, nes pirmas susitikimas buvo laiškais, nes jaunoji gyveno užsienyje ir pirmą laišką, kurį gavau, perskaičiau kelis kartus ir negalėjau suprasti. Vestuvės, kurių pavadinimas buvo gimtadienis. Tai aš gal taip trumpai, jaunikis ir jaunoji gyveno Norvegijoje, jaunoji lietuvaitė, bet jie jau buvo susirašę, jeigu galima taip pasakyti. Tai neįforminė santuoka. Taip, įforminė santuoka, bet jie norėjo šventę suorganizuoti Lietuvoje, pakviesti dalį jaunikio svečių, dalį jaunikio giminės į Lietuvą. Bet jie nenorėjo sakyti, kad tai bus vestuvės. Ir tuo metu buvo vyro gimtadienis ir jie visus pakvietė į gimtadienį. Bet esmė yra tame... Kaip filme. Taip. Kažkur mačiau šitą idėją. Taip. Ir mes suorganizavome taip, kad visus svečius sukvietėme į Rotušės aikštę, nes pasakėme, kad nuo Rotušės aikštės mes šiek tiek pavaikščiosim po senamiestį, nes būtent ta dalis iš Norvegijos, nors šiek tiek, kad pamatytų to senamiesčio. Mūsų vedėjas tuo metu aikštėje buvo mūsų gidas paslėptas ir mes keliavome Vokiečių gatve. Vokiečių gatve keliavome, jis pasakojo istoriją apie Vilnių, toks šiek tiek, kol einame, lyg einame iki šventės vietos. Kažkas paklausė, o kur yra, ne jaunoji, bet jos vardą, sakau, šiek tiek vėluoja dėl to, kad makiažas užtruko, bet sakau, jinai jau prisijungs prie mūsų šventės vietoje. Bet čia yra jubiliatas, kuris apsirengė su kostiumu, nieko įtartino, viskas ok. Ir beeidami Vokiečių gatve, jis sako, žiūrėkit, sako, pas mus čia yra liuteronų bažnyčia. Oi, lietuvaičiai sako, oi, mes niekada nebuvome, o kaip faina, tai gal mes užeikime tą liuteronų bažnyčią, aišku, užeikime. Mes visi užeiname, jis pasodina visus į suolus ir sako, tai dabar čia pabūkime, aš dar šiek tiek jums papasakosiu, pasėdėkite. Ir išeina pastorius ir įeina jie. Fantastika. Aš tiek emocijų, tiek garso aš nesu mačiusi. Tiesiog, jie vieni kitus žiūrėjo, niekas žinojo mes ir liudininkai, viskas, net tėvai nežinojo. Tai buvo taip stipru, taip, tiesiog. Bet kaip, pavyzdžiui, tokiu atveju su dovanom būna? Ne, tai čia nebuvo jiems esminės, jie norėjo labai sukurti emociją. Ir tą emociją jiems labai pavyko sukurti ir jie po to viso vakaro metu jie tiesiog visi sakė, bet tai kaip vis taip sugebėtų, bet tai kaip čia taip viskas... Bet čia visam laikui įsiriša tokie dalykai, jau čia niekada nepamiršti. Ir čia ne apie pinigus, čia apie laiką, apie suplanuotus žingsnius, apie tai, kaip mums pavyko tą viską įgyvendinti.
Puikiai. Tai va dabar negrįžtam, bet tiesiog prieinam prie dalies, kuri vadinasi dovanos. Taip. Seniau dovanos tai būdavo labai praktiškos, buitinės, patalinės, servizai, arbatinukai, puodukai, šaukšteliai, visai kita. Kaip yra dabar? Tai dabar vis dėlto yra taip, kad jaunavedžiai kvietimo formoje, kvietime jau įrašo. Įrašo, ko norėtų. Ko norėtų ir dažniausiai tas įrašas būna, kad dovanas tilptų į vokelį. Bet ne visi. Labai dažnai tose mišriose porose būna vis dėlto ta galimybė nupirkti ir padovanoti konkrečią dovaną. Tai yra dabar programėlės, puslapiai įvairūs, kur jaunavedžiai surašo savo sąrašą konkrečiai norimų dovanų, kiekvienam svečiui išsiunčia ir svečias atsidaręs gali pasirinkti, jis pasirenka tą, pasižymi. Ai, kad jau yra. Ir tada iš tos programėlės ta dovana dingsta ir jis tiesiog netgi paspaudus ten, ten knygą ir iš karto tau parodomi yra saitai, kur tu gali nusipirkti puslapį, tu nusiperki ir netgi gali iš karto tą dovaną adresuoti ir jinai bus nusiusta jauniesiems į jų namus pagal jų. Nieko nereikia. Visiškai nieko. Gali datą pasirinkti. Aš tiesiog įdomumo dėliai tą viską žiūrėjau ir nagrinėjau, tai gali datą, kada reikia pristatyti, su sveikinimu, su tekstu, gali dar pridėti gėlės ar ten šokoladą. Ta prasme, yra taip viskas. Tai aš manau, kad kai kurie naudojasi tom. Bet dar vien tik lietuvaičių tarpe nėra tai labai... Nes seniaugi amerikonai turėjo tas parduotuvės netgi, kur, pavyzdžiui, jaunieji katalogą atsiunčia. Ir to, o čia žiūrėjau tą, nupirko jau dovanos. Taip, tai yra tokia, bet vis dėlto dažniausiai dovanoja tą vokelį su pinigais. Tai gerai, vokelį, kiek yra etiška įdėti vokelį? Aš manau, kad šiai dienai Lietuvoje žmogui vienam einant į vestuvės, aš apie vieną asmenį kalbu, manau, kad 200 eurų tai yra pradžia. Pradžia 200 eurų. Aš manau, kad taip. O jeigu dviese, tai jau 400 pradžia. Taip. O tada jau eina viršus priklausomai nuo to, kokie, nežinau, sesė, brolis, geriausia draugė. Artimumas ir ar tu jį įvertini piniginę išraišką ir dadedi. 200 eurų, vėlgi, reikia, aš visą laiką sakau, jūs turite įsinagrinėti, kur jūs esat kviečiami, kokiam laikui jūs esat kviečiami. Jeigu tai yra, pavyzdžiui, dabar būna kartais tauriai šampano kviečia, kelių valandų pasibuvimas po ceremonijos, vėlgi, tu turi tada įvertinti. Tai tada mažiau galima, jau ne 200, jau 150. Aš manau, čia labai yra asmeniška. Aš juokauju. Bet jeigu jūs einat tikrai į tą pobūvį, jūs ten turėsit vakarienę, suprantat iš to kvietimo arba jau kiek investuoti. Taip, tai aš manau 200 eurų tai yra tikrai ta tokia bazinė. Šiai dienai tikrai taip. O pavyzdžiui, tie svečiai, kurie važiuoja į užsienį atšvęsti su jaunaisiais, jie mokasi už bilietus ar jauniečiai jiem daro tą dovaną? Aš neturėjau tokių vestuvių, kad jaunieji apmokėtų viską. Čia viską yra taip, kad jie kviečia į vestuves, neprašo jokių dovanų, bet jau tada svečiai perkasi bilietus, apgyvendinimą, įvairiai būna, bet dažniausiai jie patys irgi yra apgyvendinimą, bet čia yra toks kitas pliusas. Tu vestuves, apie tas vestuves tikrai sužinai iš daug anksčiau. Taip. Ir tu gali tą vestuvinę išvyką pas draugus kartu sujungti galbūt su atostogom. Taip. Tai kartais taip, tai yra didesnės išlaidos, taip, tai nėra tas 200 eurų, kur tu gali nueiti, pavakaroti ir kitą dieną grįžti arba tą pačią dieną grįžti namo, taip, tai yra jau daug didesnės išlaidos. Bet tada jau jaunieji žino, kad jie negaus jokių dovanų, jokių vokelių
negaus nieko, bet ir tai aš galiu pasakyti, kad mačiau, kaip vyksta tie sveikinimai, tai vis tiek draugai, kažkokios kompanijos ar šeimos susibūrė ir kažką bendro padovanoja, ar tai kažkokios pramogos Lietuvoje, ar tai dar kažkokius dalykus. Ne, tai yra jau ne asmeninės dovanas, galbūt susijungus su kitais svečiais, kurie irgi atvyko į vestuves. Teresa, ko jūs nepatartumėte daryti, pavyzdžiui, tiek jaunavedžiam, tiek jų aplinkai, tiek svečiam? Tai jaunavedžiams gal nepatarčiau išlaidauti daugiau negu jie gali, kad iš tikrųjų tas šeiminis gyvenimas neprasidėtų nuo tų finansinių įsipareigojimų, nuo paskolų. Rekomenduočiau iš tikrųjų pasitarti ir pirmus susitikimus nebijoti ir keliauti pas planuotojas, kad jos jums sudėliotų tikrą vaizdą, sudėliotų biudžetą, galimybės, kokios kainos yra ir kad jūs galėtumėte iš tikrųjų įvertinti ir kartais mūsų pagalba yra tame, kad jeigu yra kažkokia svajonė, tai reikia su pagalba tų žmonių, kurie dirba toj srity. Na taip, gal jie profesionalai, jie sutaupo laiko tiesiog daug. Tai aš siūlyčiau iš tikrųjų kreiptis į žmonės, kurie... O tada kiek jūs kainuojate, dar pasakykite? Tai galbūt aš taip papasakosiu, kas yra. Tai yra fiksuota kaina už paslaugą atliktą, tai yra nuo planavimo pradžios iki vestuvių dienos. Tai yra ir vestuvių dienos priežiūra, ir visi darbai iki jos. Tai yra mes staiga nuo susitikimo tampame labai artimi, bendraujame. Taip, ir čia iš tikrųjų, įsivaizduojat, mes šiandien su jumis pirmą kartą susitikome, o aš rytoj jau turiu labai daug visokiausių klausimų jums užduoti. Ir tokių labai galbūt privačių apie tas galimybės finansinės, kur kartais mūsų pastringa ir aš jau žinau iš patirties, kodėl kartais būna jaunieji kažkur pradingsta. Nes aš pradedu kažkur klausti ir aš sakau, jūs nesigėdykit, nes kartais žmonėms kažkodėl nepatogu pasakyti, kad mes norim, bet mes negalim. Bet mes labai norim. Ką daryti? Tai kalbėkitės, pasakokit man, aš esu tam, kad jums padėti. Kad pridėti prie poreikių ir galimybių. Taip, būtent. Tai mūsų tas darbas yra toks pakankamai intensyvus, artimas tampa ir tai mes tuos metus bendraujam, draugaujam, kūriam viską ir papildomi kaštai atsiranda, jeigu tai vestuvės ne Lietuvoje, jeigu tai vestuvės yra kažkur už Vilniaus ribų arba, pavyzdžiui, kokią Nidą reikia važiuoti, natūralu, kad atsiranda papildomi kaštai, bet tos paslaugos kaina tikrai nėra didelė. Kartais net žmonės nustemba, sako, taigi čia mes visus metus su jumis bendraujame, planuojamės. Tai tikrai pasiskambinti ir pasiklausti arba turėti pirmą konsultaciją. Kaip aš sakau, žmogus turi išskirtinę dovaną - kalbą. Taip. Joks gyvūnas jos neturi. Naudokime kalbą, klauskim, nebijokim užduoti klausimus. Tikrai, kartaisgi mes ir galim konsultacijas, kai kuris kažkas nori tiesiog, kad užvestume ant kelio, bet patys po to planuojasi. Tai mes irgi galime. Ir jums čia nėra jokio ten kažkokio nuoskaudos ar... Ne, už tam tikrą mokestį, tai yra konsultacinis mokestis, kur mes sudarome biudžetą, galim net tiekėjus pasakyti, kurie tikrai patikrinti, kurie atlieka savo paslaugą labai gerai, tai tikrai negaila. O ką jūs vadintumėte tobulomis vestuvėmis? Jeigu žiūrint iš mano pusės, tai tikriausiai tai, kad jos įvyko taip, kaip jie norėjo ir kai mes atsisveikinom su jaunaisiais ir jie prieina, apsikabina ir pasako, kaip gerai, kad jūs būtent tą mums parekomendavote, padarėte, padėjote, tas šiltas kontaktas ir atsisveikinimas ir padėka, tai man yra įvertinimas tobulų vestuvių, nes jie yra patenkinti, jie yra laimingi, tai tikriausiai taip. O jiems tikriausiai tobulos vestuvės irgi yra tai, kad jiems pavyko įgyvendinti savo svajonės, savo norus, jie yra laimingi, tai apie tai tikriausiai tobulos vestuvės, apie tą emociją, kurią mes ir dar, jeigu po to ryšiai vis dar vyksta ir mus kviečia organizuoti krikštynas, asmeninės šventės, įmonių. Tai jūs ne tik vestuvės organizuojate, dar visokių dalykų mokate, ar ne? Nes su vestuvėm atėjo
po to Gyvenimas ištiko. Taip, ištiko gyvenimas ir tos poros, kurios buvo patenkintos vestuvėm, galvojo, kad gal jūs galite ir krikštyną suorganizuoti, gal jūs galite ir mano gimtadienį suorganizuoti. Ir taip yra, kad mes draugaujam su tom porom ir jau vaikai auga ir labai smagu matyti ir tas ryšys tikrai yra labai didelis. Su vienom daug didesnis, porom su kitom mažesnis, bet turėjau labai puikią progą dabar besiruošiant laidai, prašiau tam tikrų, jaunavedžių, kad atsiųstų nuotraukas, video, kad galima būtų panaudoti. Ir jie, smagu pasiklausti, kaip gyvenat, ką darot, atsiunčia man dabar, praeitų metų visi leliukus turi, ten 3 mėnesiai, 4 ir visi siunčia, žiūrėkit, Teresa, čia tas, tai toks ryšys užsimezga ir jis ir toliau tęsiasi. Dar viena labai išskirtinė tema, tai yra dalykai, kurie vėliau būna juokingi, o tuo metu turbūt verkt norisi. Kokie būna vestuvių kuriozai? Tai pirmas dalykas, kuris iš karto ateina iš tų istorijų kuriozinio, tai vestuvės Kretoje. Ir vila, kurią organizavome, yra ant kalno, tai rugpjūčio mėnesis ir tikrai pakankamai greitai žaluma, kuri yra apsodinta viloje aplink baseiną, ten, kur ceremonija, kur vakarienė turėtų vykti, jinai labai greitai išdžiūva. Ir mes susitarėm su savininkais, kad 2 dienom likus iki vestuvių, jie persodins mums viską. Kad žalia būtų. Taip, kad būtų žalia, kad būtų gražu. Ir mes tą dieną atvažiavome, toj viloje jau buvo apsistoję šeima jaunųjų, jaunosios ir jauniko šeimos. Ir mes tą dieną atvažiavome apžiūrėti tam tikrus dalykus. Ir ryte kaip tik dar pasidžiaugiam, kaip gražiai viskas persodinta, super, faina, dėkingi buvome. Išvykome iš vilos visi ir jaunųjų tėvai, ir mes. Ir ten tokie vartai buvo, kurie taip kažkaip strigdavo kartais. Ir mes išvažiavome, o vartai tikriausiai neužsidarė. O tuose kalnuose ten ganydavo ožkas. Jau įsivaizduoju. Ir mes grįžtam po gerų kokių 4 valandų. Tos visos 50 ožkų yra toj viloje. Jos suvalgė visas gėles, visus tos lapukus, tiesiog, jos paliko po savęs, žinote, ką jos palieka po savęs. Ta prasme, ir jos visos 50, kažkas palypęs, kažkas prie baseino, jos visos ir toks, aš nežinau, kodėl mes nesugalvojom, tuo metu mes supanikavom ir pradėjom bėgioti, varyti jas lauk. Ir močiutė, kuri buvo kartu, tiesiog stovėjo ir sakė, aš dar tokių dzivų nemačiau. Tai čia buvo kuriozas, bet savininkai viską vėl atsodino mums, viską papuošė ir patys irgi ir juokėsi ir šiek tiek liūdėjo, nes tiesiog viskas. Tai čia dabar, buvo... kaip aš sakau, juokinga, o tada aš įsivaizduoju jūsų situaciją. Taip. Tai tokia galbūt tokia juokingesnė. Tai Teresa, ačiū Jums labai už pokalbį ir kad tų ožkų būtų mažiau gyvenime, kad nesusidurtumėt su tokiom. Ir ką? Vestuvių sezonas prasidės, linkiu, kad turėtumėt jaunikių, kad turėtumėt progų, kur galėsite pasireikšti, kur galėsite kažką suorganizuoti įspūdingo, jausmingo ir įsimenamo. Ačiū visiems girdėjusiam, mačiusiam ir jeigu jums patiko, galite paspausti like. Jeigu norite, užsiprenumeruokite, o šiaip pas mus viskas būna gerai.